Labas rytas, nauja diena, naujas rytas ir nauji pamąstymai. Ar pagalvojat kada nors, kad viskas, kas mums nutinka, mums visada turi kažkokią reikšmę, kad tai mums yra labai svarbu. Ir tai tas reikšmingumas yra tik tiek, kiek mes patys suteikiame tam reikšmės. Kiek tą įvykį mes sureikšminame patys. Kažkas ant mūsų kažką pasakė. Ir mes sukam ir sukam tą ratą, kodėl tai padarė, reikėjo tai padaryti. Ar dabar reikėjo tai padaryti. Ir va, tas reikšmingumas, to įvykio reikšmingumas atsiranda tik tada, kai mes jį patys sureikšminam labai stipriai. Ir prie reikšmingumo turėčiau pasakyti, kad mes tiek skausmas, kančia, mes dažniausiai sureikšminam šitus dalykus. Mane įžeidė, manęs nesuprato, mane taip su manim pasielgė. Ir prie šito skausmo, kančios, apkalbos ar dar kažko mes parodom savo, kad mes turim polinkį vertinti. O vertinimas, kokiagi vertinimo prigimtis? Vertinimas yra tada, kai mes skirstome į gerus ir blogus dalykus. O šitas posakis yra geras, o šitas yra blogas. Šitas žmogus yra geras, o šitas yra blogas. Jis pasakė gerai, o dabar pasakė blogai. Pasakė, kad padarė kažką gerai arba blogai. Visur yra vertinimas. Ir tas skausmas, kančia, jis visada susijęs su vertinimu ir įskirstimas į gerus, blogus dalykus. O jeigu mes visą tą vietoj vertinimo priimtumėm visą tai kaip didžiulę galimybę tobulėti, galimybę pasiekti kažko kitko. Kai mes pakeičiame savo požiūrį, kaip ir šitas vaizdas, jis yra nuostabus, bet jis yra ribotas. Ir žiūrėkit, dabar mes pakeisim požiūrį. Pakeisim, išeisim, eisim visiškai kitą vietą. Ir pažiūrėkit, kas atsitinka. Tu priimi viską, kas yra čia. Viską. Ir tavo vertinimo nebelieka. Ir jeigu pakeisim požiūrį, tiesiog į visą tai, kas yra čia, suprasim visiškai kitaip, kad pasaulis yra didingas, kad mes galime būti visiškai kitokie. Ir čia ryto palinkėjimas. Nustokim vertinti vieni kitus, nustokim vertinti viską, kas vyksta aplinkui. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Tai tiesiog yra tam tikri dalykai, kurių mes visiškai nesuprantam. Su jumis Eligija ir skaičių magija.